Sveiki, mėlyjeji, sveiki. Šiandien aš vėl su jumis, kas nepažįsta, bandysiu prisistatyti. Esu Vilma Šiaučiūnienė, Dvasingų pažinčių tarnybos įkūrėja ir vadovė, veidotyrininkė, šeimos santykių specialistė, astrologė, o taip pat, ko gero pradėjau ir mentorystės programą, ar ne, jau 11 metų dirbu pažinčių tarnybos įkūrėja ir pradėjau taikyti poras, tos poros, kurios nori išsiskirti, neleidžiu išsiskirti, kreipiuosi, prašau kreiptis, padėti, galiu padėti ir padėti parodyti, kur tie yra nešlifuoti deimantai, kur tie kampai, ką turim daryti, ko turim vengti, ko atsisakyti. Taigi, ačiū jum, matau, gausiai jungiatės, ar ne, atsiprašau, kad vėluojame, bet šitos technikos nėra tokios, kaip aš sakau, man labai priimtinos, todėl aš truputėlį su jom vargstu. Taigi, mėlieji, matau, jūsų vis daugėja, aš tikiuosi, kad jūs šią niūrų tokį vakarą jaučiatės gerai, aš tikiuosi, kad jūs neužklupusi bloga nuotaika, nenuotaika, kažkoks blogas pūpas ir vyroja pas jūs darna šeimoje, santykiuose, taigi labai kviečiu tai išlaikyti, o šiandien pradedu ir toliau tęsiu temą, kaip atpažinti partnerį pagal veidotyrą ir nuo kokio partnerio bėgti. Taigi, praeitą kartą, jau čia man rašo, kaip susirasti gyvenimo žmogų, na, ko gero, jeigu liks laiko, pašnekėsiu tai pabaigoje, kaip susirasti gyvenimo žmogų. Manau, kad pirmiausia, taikyti veidotyrą, o antrą dalyką, neužmiršti einant į santykius pasidaryti poros astrologinį suderinamumą, kas labai lemia, neverta gyventi 10-15 metų, neverta kentėti, geriau iš karto susidėlioti, turėti kryptingą ėjimą į priekį ir žinoti tas tiek partnerio, tiek partnerės briaunas, briauniukus, kuriuos vis tiek reikės glūdinti, bet geriau žinoti, negu kad nežinoti, kas jūs gali ištikti. Ar ne, ir ta nežinomybė, kaip aš sakau, nežinant yra sunkiau eiti į santykius, o kai tu žinai, kad jis toks ar toks, jinai tokia ar tokia, yra gerokai paprasčiau. Ar kažkas abejoja? Tikiuosi ne. Taigi, mėlieji, einame dabar prie žandikaulių. Kuo platesnis žandikaulis, tuo sunkiau žmogų įkalbėti. Ką nors daryti ar veikti. Jie dažniausiai yra užsispyrę, kategoriški, ar ne, tokie, sakykime, pasitikinti savimi, o kartais net pernelyg. Jie neturi lankstumo, todėl tokioje srityje, kaip pardavimo srityje, tokiem žmonėm dirbti netinka teigiamos savybės. Gerai toleruoja stresą, atkaklus savo užsibrėžtiem tikslam, neigiamos savybės, tokie žmonės sunkiai keičia savo nuomonę, turi polinkį prižiūrėti ir kontroliuoti kitus, bet būtų labai geri kalėjimo prižiūrėtojai. Sunkiai paleidžia buvusius santykius, jautriai išgyvena, tokie žmonės yra jautrus, tačiau jautrumą nusako ne visada žandikaulis, lemia ir kiti veido bruožai. Tokie žmonės savo paslėptus jausmus iš tikrųjų labai slepia. Dabar toliau, kuo siauresnis žandikaulis, to žmogus yra silpnesnis, lengviau sukalbamesnis, jautresnis, pažeidžiamesnis ir, kaip taisyklė, tokie žmonės yra kokie seksualesni.
tai žmonės labiau taikstosi su žmonių nuomonė, jie moka prisitaikyti, jie siekia eiti pirmin ir tobulėti. Jų galbūt tas toks neigiamas bruožas būtų nemėgsta kovoti ir apginti savo nuomonės, ar ne? Nuo ko jie dažniausia ir, kaip aš sakau, kenčia. Tačiau tie žmonės turi išmokti tai daryti, nes jie dėl tokių dalykų labai giliai išgyvena ir gilios žaizdos lieka viduje. Taigi, mielieji, klauskite, rašykite klausimus, kas labai nori į kažkokius klausimus sužinoti šiandien. Jūsų klausimai visada yra laukiami. Jeigu nespėsiu atsakyti šito laivo metu, ar ne, tai būtinai atsakysiu kiek vėliau, arba asmeniškai, arba atrašysiu. Tai tiek. Taigi, dabar eikime, panagrinėkime apvalaus žandikaulio atstovus. Tai rodo, kad geranoriška donorystė. Šitie žmonės yra donorai. Jie rūpestingi, gyvena kitų gyvenimus. Jei vaikai turi tokias mamas, tai jie apdovanoti iš aukščiau gera, rūpestinga, be galo, kaip aš sakau, atjaučiančia, globojančia mama. Tačiau šie žmonės turi ir neigiamų savybių. Jiems reikia išmokti rūpintis ne tik savimi. Išmokti pasakyti žodį ne. Jie turi praeiti gyvenimą mokykloje ir išmokti pasakyti žmonėm ne, nes, kaip aš sakau, jie vėliau pradeda graužtis, abejoti, nemiegoti naktimis, kodėl nepasakiau. Santykiuose svarbu pirmiausia, poroje santykiuose svarbu pirmiausia mylėti, ką išmokti save. Tada tu galėsi mylėti ir kitą. Taigi, mielieji, tiek apie žandikaulius. Dabar pabandykim eiti, reiškia, storesnė, apie lūpą šnekėti. Lūpos, storesnė, platesnė, viršutinė lūpa. Taigi, tokie žmonės linkia į moralizavimą, ar ne? Tai yra perdėtas analizavimas, pernelyg prisitaikintis, tai yra kūrybiški žmonės. Iš tikrųjų, jie nuolatos gyvena analizavimo pasaulyje, reikia, nereikia, jie analizuoja. Eikim toliau, atsikišusi apatinė lūpa. Tai žmonės yra su didybės manijos apraiškomis, arogancija, pasipūtę, jiems nerūpi kitų nuomonė. Abi atsikišusios lūpos, kai yra abi atsikišusios lūpos, taigi tokiem žmonės daug kalba, jų judesiai netikėti ir gali būti tokie impulsyvus. Taigi, kalbėkime apie plonas ir siauras lūpas toliau. Tokių lūpų savininkai linkia į persidirbimą, tai reiškia darbaholizmą. Visa energija atitenka darbui, bet ne šeimai. Tačiau jie yra patikimi, neturi kompleksų. Tai yra puikūs vadybininkai. Eikim toliau apie siaurų lūpų savininkais. Tokie žmonės santykiuose niekada nepasakos apie savo meilės nuotykius. Tokie žmonės ypač viešai, pastebėkime, žvaigždės yra ar ne, vienos pasakoja ir atvirauja, paimkime Bunkę, ne, jinai gali ir apie vieną, ir apie kitą, ir apie trečią santykius, o yra žmonių, kurie tiesiog laiko savo santykius, laiko savo išgyvenimus, nenori viešinti, nenori skalbti marškinių viešai. Ir manau, kad tai yra išmintinga. Kur čia mes dabar sustojom, ar ne? Kalbėjau tai, kad tai yra puikūs verslininkai, puikūs politikai, tačiau santykiuose tokie žmonės, siaurų lūpų žmonės nėra dosnūs, greičiau skūpūs.
Eikime toliau prie storų ir putlių lūpų. Tai įžeidus dažnai vaikiški, atviri, norintys kalbėti apie asmeninius reikalus. Santykiuose yra be galo prisirašantis prie partnerio. Retas, kuris šių lūpų savininkas, sakykime, turi verslus, praktiškai žmonės neturi verslininko gyslelės. Neigiamos savybės. Storų lūpų savininkai yra stačiokiški, kategoriški žmonės, rėžiantys tiesą į akis, jų teigiamos savybės. Tai socialūs žmonės, linkę komunikuoti, dalintis, jų kredo, toks devizas gyvenime galbūt, ar ne, dalyba yra daugybė. Taigi, šie žmonės turi ir gerasias savybės taip pat. Veido spalva. Praeitą kartą visiems žadėjau pakalbėti apie veido spalvą. Taigi, blyški veido spalva. Kas galėtų atsakyti, ką sako veido blyški spalva? Tai yra bailūs žmonės, tai yra bijantis pradėti, bijantis keisti, bijantis ar kolektyvė prisitaikys ar neprisitaikys. Jų gyvenime persekioja baimė. Kaip įveikti baimę? Eiti į pradžią, eiti į keitimą. Bijai šokti iš parašiuto, šok. Bijai nusileisti nuo televizijos bokšto, sakykime, guma, nusileisk. Bijai vandens ir nemoki plaukti, būtinai nuvažiavęs prie Juodosios jūros, tiesa ne dabar, bet padaryk povandeninį nardymą. Įveik savo baimės. Rausva linkusi į raudonį odą. Tai kaip taisyklė yra pikti žmonės. Tai kaip taisyklė yra mėgstantys išgerti, impulsyvūs žmonės. Ypatingai atkreipkite moteris į tokius veidus vyrų, kai vyksta naujos pažintys, kai ateina nauji partneriai arba jūs renkatės. Ar ne? Rausva oda taip pat rodo, gali būti tai, sakykime, aukštesnį kraujospūdį turintis žmonės. Greitai supykstantis, įsižeidantis, impulsyvus, taigi tokie žmonės. Dabar einame toliau prie kitų gražių, kaip aš sakau, mes veide turime tik gražius bruožus, ar ne, ir Dievulis mus taip suformavo, kad turime visi dar ir ausytes. Taigi, mažos ausis, kuo mažesnis ausis, tuo mažiau problemų. Va, turiu didelės ausis. Tokie žmonės paprasčiau žiūri į gyvenimą, neieško gilios prasmės. Santykiuose didesnės ausis kaip taisyklė dera su mažomis ausimis. Jeigu renkatės vyrą arba renkatės moterį arba vaikštote į pasimatymus ar ne, esate užsiregistravę kažkokiuose portaluose, atkreipkite dėmesį į ausis. Jeigu norite išsikalbėti, rinkitės psichologą su didelėmis ausimis. Tai yra, kaip aš sakau, žmonės, kurie moka klausyti, kuriem duota klausyti, ar ne? Jeigu renkatės šeimos specialistą, išgyvenate kažkokius gyvenime nesutarimus, didelėm ausim rinkitės. Ir labai linkiu rinktis žmogų, kuris yra pailgo veido, ar ne, turintis pailgą veidą. Dabar toliau, didelės ausis. Tai žmogaus gebėjimai gyventi ir žiūrėti plačiau į gyvenimą. Tai yra žmogus, kuris gilinasi įvairiais aspektais į gyvenimą, išsamiai analizuoja, prognozuoja, net modeliuoja jų sprendimo būdus. Tai žmonės, kurie geba analizuoti, priimti sprendimus, kiekvienu atveju atskirai. Ko gero, mano tokios ausis galiu parodyti, ar ne, man yra svarbu kiekvieno žmogaus gyvenimas, man yra svarbu
kaip sekasi tiem žmonėm. Aš kartais net pati skambinu porai, kur jau ten dingo mėnesį laiko, o tik susipažino ar ne, kaip jūs sekasi, ar jums sekasi, ar viskas yra gerai. Ne tai, kad aš globoju kaip višta viščiukus, bet kiekviena pora turi pusvalandį nemokamos konsultacijos po pirmojo pasimatymo. Ir jeigu jie išgyveno ten sunkumus, kažkokius nesusipratimus, aš konsultuoju pusvalandį jiem nemokamai, ar ne? Tam, kad jie tęstų savo santykius, o neskubėtų išsiskirti ir vienas kitam pasakyti ate. Va, eikime toliau. Storos ir plonos ausis. Kuo storesnės ausis, tuo stipresnė nervų sistema. Kuo plonesnės ausis, tuo jautresnis ir, kaip aš sakau, jautresnis žmonės, tuo sunkiau priima kritiką. Storų ausų savininkai, ar ne, nėra tokie, kaip aš sakau, gal norintys išklausyti, o plonų ausų savininkai, jie labai sunkiai priima kritiką, tačiau linkę labiau kritikuoti kitus. Taigi jie tokie. Dabar klausimų toliau nematau. Ar ne, aš tikiuosi, kad Arūnui atsakiau į tą klausimą, ką daryti ir kaip susirasti tą partnerį. Beje, mūsų pažinčių tarnyba rengia ir šiuo metu dviejų žmonių susipažinimo vakarus. Kiekvieną ketvirtadienį ir kiekvieną penktadienį pas mus, kaip užprogramuota, jau ne pirmi metai vyksta susipažinimo renginiai. Turėjom galimybę daryti 12 vyrų, 12 moterų, tada darėme 8 vyrai, 8 moteris, dabar apsistojom 6 vyrai, 6 moteris, bet Covidas mums atėmė tokį darbą. Susipažinimo kelionės vykdavo, tačiau dabar taip pat laikinai nedarome. Mielieji, meilė tai žavi gėlė, bet reikia drąsos, kad prieitumėm ir nuskintumėm ją nuo baisios bedugnės krašto. Mielieji, aš visiems linkiu kreiptis ir pažindintis ne tada, kada jums 55 ir jūs visą gyvenimą laukiate, abejojate ir atidėliojate, o eiti ir siekti tos žavios gėlelės, meilės, nusiskinti ant bedugnės krašto. Jau dabar neatidėliokite, eikite, registruokitės. Ar ne, mes dirbame ir Covido metu, beje, yra atnaujinta mūsų meilės harmonijos svetainė, atnaujintos mūsų meilės harmonijos porų nuotraukos, turime ir video, turime ir iš tikrųjų slaidus nuotraukų. Taigi užsukite į www.meilesharmonija.lt, ten yra be galo daug nuolaidų. Taip pat kviečiu tie žmonės, kurie nepažįsta savęs, abejoja, nežino, kokį partnerį pasirinkti, kokio ženklo partnerį, pagaliau noriu būti sėkmingas ar sėkminga, registruokis į savęs pažinimo konsultaciją. Tai yra asmeninis horoskopas, kurio metu tu sužinosi, koks partneris tau tinkamas, kokie tinkami tau darbai, kokia yra realizacija, santykiai, sveikata, laisvalaikis, karjera, šlovė, atsipalaidavimo būdai, kokie vis dėlto patys tinkamiausi, kokio zodiako ženklo partneriai tau tinkamiausi. Žodžiu, gausite išsame informaciją. Aš ko gero tas žmogus, kuris labiau moku bendrauti ne eteryje su jumis, o asmeniškai su kiekvienu žmogumi. Taigi, mielieji, tiek, ačiū jums, kad jūs prisijungėte. Linkiu jums gražaus, gero, džiugaus vakaro ir palaimintos, gero ūpo savaitės. Šiuo metu yra didžiulė galimybė persidirbti. Taigi, nepersidirbkime. Išmokime
santūriai dirbti, daug ilsėtis, skaniai. Tačiau nepodaug valgyti ir mes būsime gražus, džiugus, mylintis ir mylimi. Tuo aš jums linkiu. Gero vakaro. Iki. Ačiū, kad buvote.